Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Pastarosiomis savaitėmis per šventąsias mišias skaitoma Evangelija pagal Morkų. Ši Evangelija yra kaip veiksmo filmas. Veiksmo filmuose yra dalykų, kurie nuolat kartojasi, kurie tiesiog neleidžia sustoti. Pavyzdžiui, dažnai pagrindinį veikėją nuolat puola nesuskaičiuojami, priešiškai nusiteikę piliečiai, norintys jį kaip nors sužaloti. Žinoma, šis veikėjas puikiai geba su jais susitvarkyti. Taigi, Evangelija pagal Morkų kartais atrodo kaip veiksmo filmas. Skaitant šią Evangeliją, kartais atrodo, kad Jėzus niekada nesustoja, tik nepailsdamas keliauja po miestus ir kaimus, kilnojasi iš vieno Galilėjos ežero kranto į kitą. Jėzus nuolat supamas minios, nepaliaudamas gydo prie jo prisiartinančius ligonus. Šį penktadienį, 5-osios eilinės savaitės penktadienį, skaitoma apie dar vieną stebuklą. Vėlgi, Jėzus keliauja su mokiniais. Vėlgi, jis apsuptas minios. Dar sykį matome jį viename mieste, šįkart pagonių mieste, sakoma, Dekapolio krašto viduryje, teritorijoje į rytus nuo Palestinos. Kažkuria prasme, tai įprasta scena. Jau žinome, kad Jėzus geba daryti stebuklus. Jau esame girdėję apie daugybę Jėzaus stebuklų. Ir vis dėlto evangelistas Morkus nori atkreipti dėmesį į keletą detalių. Nori, kad pažvelgtume į Jėzų, į jo gestus, į jo kūno kalbą. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką, sakoma Evangelijoje pagal Morkų. Turbūt šie žmonės, to kurčio nebylio draugai, kurie jį atvedė, buvo girdėję apie Jėzaus nuveiktus išgydymus. Todėl prašo, kad Jėzus paliestų jų draugą, kad šis išgytų. Evangelistas Morkus detaliai apibūdina Jėzaus gestus, kuriais jis grąžina šiam žmogui klausą ir kalba, tarsi nori, kad mes atkreiptume savo dėmesį į Jėzaus gestus. Galime įsivaizduoti, kaip Jėzus tyloje, nieko nesakydamas, pasivedėjo šį kurčią nebylį toliau nuo minios, įdėjo savo pirštus į ausis, ranka palietė savo paties liežuvį ir savo seilės pirštais uždėjo ant kurčio nebylio liežuvį. Pažvelgė į dangų, maldoje kreipdamasis į savo tėvą, atsiduso ir tarė Efeta. Tai aramėjų kalba reiškia atsiverk. Ir tojau atsiverė kurčio nebylio klausa, atsirišo liežuvis ir jis ėmė taisyklingai kalbėti. Bažnyčia su nuostaba ir susižavėjimu žvelgia į Jėzaus gestus, kaip jis pasiima šį neregį į šalį, paliečia jo ausis, jo liežuvį, kaip kreipiasi į savo tėvą ir padaro stebuklą, pagydo. Susitikimas su Jėzumi, prisilietimas prie Jėzaus. Tiksliau, Jėzaus prisilietimas prie mūsų. Tai yra didis stebuklas. Tokius ir panašius stebuklus Jėzus darydavo keliaudamas po šventąją žemę. Kartais panašus stebuklai pasitaiko ir mūsų dienomis. Tačiau dalykas tas, kad visiems mums ir šiandien reikia Jėzaus malonės. Galbūt jaučiuosi stiprus ir sveikas. Tačiau visi vienaip ar kitaip turime dar gilesnę, dar sunkiau pagydomą žaizdą. Ir toji žaizda, kaip žinia, yra nuodėmė. Visi turime prisiartinti prie Jėzaus, kad jis mus pagydytų. Ta pati Evangelijos scena, tie patys Jėzaus gestai pasikartoja kaskart, kai bažnyčia švenčia Krikšto sakramentą. Bet ši Evangelijos scena taip pat primena kitą sakramentą, kuris mums turbūt yra dažniau sutinkamas. Tai yra susitaikinimo sakramentas arba išpažintis. Kiekvienas sakramentas yra susitikimas su Kristumi. Tai Jėzus mūsų susiranda, mus nusiveda į šoną nuo šalių nuo minios ir dovanoja savo malonę. Esame linkę galvoti, kad viskas priklauso nuo mano iniciatyvos. Štai einu išpažinties, štai sekmadienio ryte atsikeliu, susirašiu ir ateinu į šventąsias mišias. Ir tiesa, kad mano indėlis yra svarbus. Vis dėlto, svarbiausia tai, ką daro Dievas. Tai, ką Dievas daro, yra daug svarbiau negu tai, ką darau aš.
Tai Dievas paslaptingu būdu šnabžda man į ausį ir paragina prisiartinti prie jo. Tai jis mane pasiveda iš šono, tolyn nuo minios, kad suteiktų man savo malonę, kad suteiktų man daugybę malonių. O tos malonės yra didžios. Dievas atleidžia man nuodėmes. Dievas man dovanoja ramybę, kad ir kas benutiktų. Suteikia stiprybės mylėti jį ir mano artimuosius, paliečia mano širdies ausis, padeda suprasti Dievo žodį, šventąjį raštą ir mano pašaukimą. Paliečia mano širdies liežuvį, dovanoja man šventąją dvasią, gebėjimą melstis ir šlovinti Dievą. Padeda būti atidžiam man artimiem žmonėm, iškirsti ir suprasti jų poreikius. Padeda būti pozityviam, gebėti paguosti, džiaugtis tuo, kas gera, o ne vien skųstis ir pranašauti nelaimės. Reikia daug malonės, kad iškirstume kitus. Reikia daug malonės, kad skleistume ramybę. Žinoma, svarbiausia Dievo iniciatyva, Dievo veiksmas. Ir vis dėlto, kuo galiu prisidėti aš, kad Dievo malonė pasiektų ir mane. Turbūt būtent tai, ką matome Evangelijoje. Kurčias nebylys ir jo draugai prisiartina prie Jėzus su nuolankumu. Mat reikia nuolankumo ir drąsos, kad prisiartintume prie Jėzaus. Įsivaizduokime, kokia galėjo būti Jėzus supanti minia. Karšta diena, dykumų kraštuose daugybė žmonių, turbūt daugelis atėjo iš smalsumo, tiesiog norėdami pažiūrėti, kokį stebuklą šiandien nuveiks Jėzus. Galime numanyti, kad aplink jį buvo susirinkę daugelis ligonių, vargingų žmonių, kurie taip pat tikėjosi paliesti Jėzų ir pagydyti. Pabandykime įsivaizduoti save toje minioje, triukšmingoje, besistumdančioje, turbūt kiek desperatiškai besiveržančioje prie Jėzaus, su tikslu prie jo prisiliesti ir pagydyti. Reikia nuolankumo, kad prisiartintume prie Jėzaus. Tokioje minioje turbūt savo galvotume, čia ne mano vieta. Esu stipresnis, geresnis negu visi šie vargšai žmonės. Bet jeigu taip savo manytume, mums nepavyktų prie jo prieiti. Ir išties, kai einame išpažinties, stojame į eilę kartu su kitais, laukime vėlgi kartu su kitais, suvokiame, kad turime silpnybių ir trūkumų, kaip ir visi kiti. Reikia nuolankumo, kad galėtume prisiartinti prie Jėzaus. tą nuolankumą parodome kaskart, kai einame išpažinties. Jėzus daro stebuklus, kai atveriame savo širdį ir kai parodome savo trapumą. Kuo tas kurčias nebylys išsiskyrė iš minios? Kažin, ar triukšmingoje minioje buvo įmanoma pastebėti, kad šis negirdi ar negali kalbėti. Šį žmogų atvedė jo draugai, kurie turbūt ir pasakė Jėzui, ko pastarasis trokšta, pagydyk jį, kad girdėtų, kad vėl galėtų aiškiai kalbėti. Bet jis atsiverė, pasakė tai, kas lėgė jo sielą, ir Jėzus padarė stebuklą. Išpažintis yra susitikimas su Jėzumi. Išpažintis yra vieta, kur Jėzus daro stebuklus, bet jis daro stebuklus, kai parodome savo žaizdas. Tai, kas tikrai svarbu, kas tikrai skauda, tai dėl ko tikrai gaila, būtina atsiverti. Ir ne dėl to, kad Dievas nežinotų, ko norime ar ko mums reikia. Dievas ir pats tai žino, bet Dievas veikia per mano tikėjimą ir pasitikėjimą. Atsiverdami parodome tikėjimą, Dievo gerumu ir galybę. Kai žmonės kalbasi tarpusavyje, dažnai lengva pastebėti, kad jie vengia atskleisti tai, kas jiems tikrai svarbu. Kalbame apie orą, apie dienos įvykius, kitus antraeilės svarbos dalykus. Žinoma, tai visiškai suprantama, ne visiems atveriame širdį ir parodoma, kas manyje yra trapu ir pažeidžiama. Ne visada esame pasirengę tą padaryti. Kągi, per išpažintį atsiveriame pačiam Viešpačiui. Nekalbame kunigui turinčiam daugiau ar mažiau patirties, su patrauklesne ar mažiau patrauklė asmenybė. Per išpažintį kreipiamės į patį Jėzų. Ir jeigu suvokiame, kad kalbame su pačiu Viešpačiu, su pačiu Jėzumi, nekalbėsime apie antraeilius arba vien išorinius dalykus. Patikėsime Dievui tai, kas man tikrai svarbu ir slegia širdį. Atsiversiu su pasitikėjimu, kad pats Jėzus manęs klauso ir yra pasirengęs suteikti visą reikalingą malonę. Reikia nuolankumo, kad galėtume prisiartinti prie Jėzaus. Reikia ir trupučio drąsos.
Prašykime Marijos pagalbos. Su ja bus lengviau.